Šalia prekybos centro Bruklinas šurmuliuoja mugė Sodžiaus jovarai, skirta sodininkams ir daržininkams. Čia šiauliečiai gali rasti ne tik tradicinių medelių, daigų, sėklų, bet ir naujų itin retų veislių, dekoratyvinių augalų, sodo ir daržo keistenybių. Kermošiuje šiauliečiai gali įsigyti ir mažosios architektūros elementų. Siūlome labai didelį kiekį gėlių, daugiamečių augalų, sodinukų, dekoratyviniai augalai. Turime analogų neturinti Lietuvoje tiesiog jurtą, kuri apdengta kailiais. Turime pavėsinių, sodo lauko baldų. Iš tikrųjų labai didelis asortimentas, kurį kviečiame žmonės užeiti, pasižiūrėti ir kažką tai įsigyti. Prekybos centro Bruklinas kieme surengtame Kermošiuje daugelio žvilgsnius traukia suręsta tikra lietuviška jurta. Tokį statinį pirmą kartą į Šiaulius atvežęs avių augintojas iš Klaipėdos sako, kad natūralus pastatas puikiai tinka kaimo turizmui, be to esą turi ir gydomųjų savybių. Galima gamtoje pastatyti gyventi, galima kiaurus metus gyventi ir žiemą ir vasarą, galima pirtį įrengti. Daug galimybių. Laiko temperatūra, vasara yra vėsų, neįkaista viduj, o žiemą šilta. Dedas pečiuk žiemą dar pasikūrena ir tas yra tokia mikroklimas. Galva nebeskauda. Nors sodinukų mugė dar tik prasidėjo, čia jau netrūksta pirkėjų. Kalbintos moterys tikina radusios nemažai dekoracijų sodui egzotiškų augalų. Reikalinga, kas domisi tokiais visokiais dalykais, pavyzdžiui, reikalinga tikrai. Atrandi žmogus visam kažką, tai va, mes šiandien buvome, atradom vazą, nusipirkom didelę. Anksčiau nematėm tokios, užkliuvo jinai. Smagu, kad čia patogu, prie prekybos centro atvažiavom apsipirkti, labai patogu. Tiek naujovių, gal vieną kitą augaliuką, kai ką sužinojau. Ko nežinojau, pasiteiravau, maloniai paaiškino. Prekybos centro Bruklinas kieme Kermošius veiks 2 dienas. Šiauliečiai čia laukiami ir šeštadienį nuo pat ankstyvo ryto iki 18 valandos vakaro. Vidurdienį norintiems smagiai praleisti laiką čia bus surengta muzikinė programa.